Ar kultūra gali keisti miesto identitetą? Jinai kuria miesto identitetą ir kurdama keičia miesto identitetą. Miesto stiprybė atsiranda tada, kada žmonės įsitinklina tarpusavį. Kai mes būsim kaip italai, kur žinom vieni kitų kaimynų, sakysiu, yra sėkmė. Taip. Vidurio Lietuvos miesto, kuris turi labai stiprias sąsajas su lietuviškumu, su tokiu stabilumu, ar ne, bet kartu yra labai kūrybiškas ir turintis nerealią architektūrą, turintis paveldą, turintis labai didelę bendruomenę kūrybiškų žmonių, atsakingų verslų. Iš meno perspektyvos, kultūros, gal sakyčiau, perspektyvos yra uždavinys kurti Kauno miesto veidą kuo patrauklesnį. Labai pritarčiau Gintarijoms, tai labai panašiai ar kultūra formuoja įmonę. Tai tik kultūra, nes ten irgi yra žmonės, įrengimai, jie, kaip sakyt, stovi ir jie dirba, užė, o šiaip įmonė nuo įmonės ir skiria kultūrą. Tikrai kultūros veiksnys formuoja ir įmonės, ne tik miestą. Kaip sakot, ir pačioje įmonėje ir verslo kažkokio organizacijoje, tiek tam, kaip aš gyvenu kasdienybėje, ar ne? Man yra gera kažkur išeiti, man yra gera išvesti savo vaikus į kažkokią patirtį, man yra gera praleisti laiką su bendraminčiais. O kur tu randi bendraminčių? Tai ten, kur tu dirbi, ten, kur tu leidi laisvalaikį, kuriasi pažintys, kuriasi draugystės. Manau, kad čia labai svarbus aspektas. Lauksim.